Merhaba, ką reiškia turkiškai labą dieną. Šiandien mes su Simona nusprendėm gaminti turkiškus suktinukus su sūriu, kitaip vadinamus sigara börek. Šį receptą mes pasirinkom iš Jolitos Koruklų knygos Turkijos virtuvė. Šį bei daugelį kitų receptų jūs galite rasti šioje nuostabioje knygoje. Visus reikiamus produktus jūs galite nusipirkti parduotuvėje Istanbul Rytų skonis. Taigi, Simona, galime pradėti gaminti mūsų suktinukus. Ir suktinukams mums reikės filo tešlos lakštų, sūrio, petražolių, lydyto sviesto. Tradiciniam suktinukam galima panaudoti keletą rūšių sūrio. Aš pasirinkau premium baltą minkštą sūrį. Mano nuomonė jis pats skaniausias, minkščiausias, atitinkantis varškę. Bet jeigu žmogui jis yra per riebus, galima panaudoti kitą. 45%, 55%. Gurmanam siūlyčiau avies arba ožkos sūrį pasirinkti. Taip pat galima panaudoti fetos sūrį. Kiekvienam pagal savo skonį. Mūsų suktinukam reikia tešlos. Tešla gali būti trikampė, gali būti stačiakampė, gali būti kvadrato formos. Koks jų skirtumas? Šita yra kvadrato formos, jinai truputį storesnė nei mūsų tradicinė trikampė. Bet suktinukam taip pat tinka. Tik tiek, kad užims laiko ją susipjaustyti. Nes tiem būtent suktinukam reikia pasidaryti trikampį. Skirtumas šitos ir anos tešlos yra tik tai kiekyje. Ten yra 3 vienetai, čia 5 vienetai. Bet šita geriausia. Nereiks vargti, nereiks pjaustyti, tiesiog imam ir sukam ir kepam. Simona, mūsų patiekalui kepti reikės Bagdad firmos alyvuogių aliejus. Tai pirmo spaudimo alyvuogių aliejus. Jis labai tinka būtent kepiniam. Galima panaudoti ir salotoms. Pradedam gaminti. Suberiam mūsų baltą sūrį į dubenį. Į sūrį beriam petražoles. Ir viską sutrinam šakute. Tuo tarpu, kol aš sumaišysiu mūsų sūrį su petražolėm, Simona man padės ir suteps visus lakštus su lydytų sviestu. Mums beliko tik surinkti mūsų suktinukus ir juos iškepti. Dedam sūrio į kraštą filo tešlos, į tą platesnį kraštą. Ir susukam. Į įkaitintą aliejų dedam mūsų suktinukus ir apkepam, kol apskrus iš abiejų pusių. Kepam kartais nuo karto apversdami mūsų suktinukus, kad nepridegtų. Ir štai mūsų suktinukai su sūriu paruošti. Galime skanauti su savo mėgiamu padažu. Skanaus! Šį receptą, kaip ir daugelį kitų, jūs galite rasti Jolitos Koruklų knygoje Turkijos virtuvė. O visus reikiamus produktus nusipirkti parduotuvėje Istanbul Rytų skonis.